Kaip sakoma, šventa dvasia gyvas nebūsi, duonos reikia ir reikės, kaip reikės ir sumanių ūkininkų gebančių ją išauginti ir derlingų veislių, efektyvių trąšų ir augalų apsaugos produktų bei našios technikos. Visą tai tradiciškai besibaigiant birželį buvo galima pamatyti jau 7. kartą 3 dienas vykusioje žemės ūkio technologijų parodoje Agrovizija. Po atviru dangumi daugiau kaip 12 hektarų plote išsidriekusi ekspozicija skirta tiems, kuriems ūkininkavimas yra verslas. Todėl per 50 agroverslo įmonių pristatė tai, kas šiuo metu pažangiausia augalininkystės, augalų apsaugos bei žemės ūkio technikos srityje. Daugelis sako, kad paroda tarsi dar viena stotelė naujai veisliai patikrinti, tad susipažinti su perspektyviausiomis grūdinių kultūrų veislėmis bei jas palyginti su žinomomis kvietė beveik 500 bandymų laukelių, kuriuose augalų apsaugos produktus gaminančios ir jais prekiaujančios Lietuvos ir užsienio įmonės demonstravo naujausių herbicidų, fungicidų, beicų, insekticidų efektyvumą. Artėjant žieminių rapsų ir javų sėjai, žemdirbiai galėjo įvertinti žemkentiškiausią jų asortimentą. Didesnio ir mažesnio, chemizuoto ir ekologinių ūkio šeimininkai turėjo kur pasidairyti ir ką išsirinkti. Išskirtinumo parodai suteikė Žemdirbystės instituto mokslininkų organizuojami seminarai, kur buvo galima susipažinti su naujais mokslo pasiekimais, pasikonsultuoti su mokslininkais, žemės ūkio specialistais. Nešališkas konsultacijas teikė ir konsultavimo tarnybos specialistai, pristatė kompiuterinės programos EGB vieną iš 4 modulių – augalininkystės ūkio valdymo programą. Joje saugomi ir apdorojami duomenys apie dirbamus laukus, naudojimą techniką, trąšas, be to yra galimybė pasirengti tręšimo, augalų apsaugos, sėjomainos planus, stebėti ūkio faktinę situaciją ir palyginti ją su numatytąja. Programos teikiamas galimybės savo ūkėse linki išbandyti ir žemdirbiai. Lankantis ne vienoje šalyje, gal sakykime, ES senbuvių šalyje, jau tos programos yra senokai, tas programas administruoja konsultantai, jie su tiesiog ūkininko pagalba surašo viską ir ūkininkas visą savo ūkio istoriją, visus tręšimus, primelžius, gyvulių priesvorius, viską susifiksuoja, kada nori ir bet kuriuo momentu atsidaręs programą mato prieš 2, prieš 3, prieš 5, prieš 10 metų, ką jis tada darė, tai yra labai gerai. Kadangi esu senas jau konsultavimo tarnybos klientas, daug metų žengiu žingsnį su konsultantais, visiškai pasitikiu jais ir žinau, kad tai yra profesionalūs specialistai, kurie nuolat tobulėja. Šiuo atveju manau, kad man tą programą padės administruoti konsultavimo tarnybos specialistai. Aš visiškai absoliučiai įsitikinęs, kad tai tikrai bus labai geras ūkio palengvinimas. Apskaitos, pasėlių, mano ūkis augalininkystės daugiau, tai tiesiog pasėlių apskaitos, ligų prevencijos. Aš viską matysiu bet kuriuo laiku. Gerus organizatorių norius pakoregavo kelias dienas pliaupęs lietus. Todėl žemdirbiai galėjo stebėti tik parodomuosius žemės dirbimo, sėjos, šienainio gamybos technikos važiavimus. Tačiau lankytojai nenusiminė. Jų teigimu, paroda tuo ir skiriasi nuo lauko dienų, kad čia vienoje vietoje pamatai skirtingų įmonių pristatomas paslaugas, žemės ūkio mašinas, gali ne tik pasmalsauti, bet ir jas išbandyti. To siekia ir parodos rengėjai. Parodos viena iš pagrindinė koncepcija yra, kad ryšys tarp žemdirbio, agroverslo ir mokslo. Tai iš pat pradžių tai buvo akcentuojama ir šita kryptis toliau yra išlaikoma, nes dalyvauja agroverslas, kuris turi naujovių, jis kasmet jas pristato. Turime lankytojų, kurie domisi šiomis naujovėmis, o mokslas padeda tas naujovės įgyvendinti. Tikslas ir yra supažindinti žemdirbį, tai jo nuomonė yra labai svarbi. Ir kaip tik šiais metais po gero 5 metų vėl sugrįžo į parodą purkštuvų šou. O atsirado dėl to, kad jau pradėjo visi klausinėti žemdirbiai, kada bus. Tai manau, jeigu žemdirbys domisi ir dar reiškia pageidavimus, tai viskas yra gerai. Taigi, norint išvengti klaidų, verta išbandyti profesionalius patarimus ir problemas spręsti kartu, kad būtų galima įgyvendinti savo ūkio ateities viziją.